mama sakydavo, tau reikėjo gimti berniuku, nes aš su berniukai žaisdavau su kamuoliu nuolat, su dviračiu, su mopedu, dar išmokino brolis važinėti. Iš tiesų tai buvo aplinkui kaimynų daug berniukų, tai toks automatiškai pasirinkimas nebuvo didelis, kad tapti mergaitiška. Nors ir buvo sesės, jos buvo skirtingos negu aš, bet man tai labiausiai kažkaip patikdavo lauko žaidimais, kamuoliais. Aš kad ir dabar nesu ta tokia, kur būna, kad elgiasi taip, kaip pagal standartus mergaitės turi elgtis. Aš elgiuosi taip, kaip aš noriu. Ir man niekada nerūpi, kas aplinkui. Ir taip buvo vaikystėje. Gal užtat tai ir liko tas, kad niekas niekada nesakė, kad netaip elgiesi. Nei tėvai, nei draugai, kad kažkas tai netinka. Nu, kažkaip tai viskas. Taip atrodė, kad aš tokia turiu būti ir kažkaip tai ne. Sportbačiai buvo mėgiamiausia valynė. Ir visi, tai, kad ir pavyzdžiui, tas visas elgesys, ta įsena, net, tokia visa su berniukais bėgiot, žaisti, gal dar tas dasidėjo, kad rajone gyvenau. Tai vis tik tai į tą miestą neišeini. Visas laisvalaikis praktiškai kiemas, kaip tai dviračiai gatvėj, visas tas eina kaip ir kitoks laisvalaikis, gal užtat tai, kas kieme yra, su tuo žaidi, su tuo bendrauji ir tas visas pasirinkimas toks gal mažesnis, nes kai mieste kas auga, tai vis tiek daugiau į tą laisvės alėją išeina, jau reikia puoštis jau kitaip. Tai čia jau tas atsirado vėliau. Tai buvo taip, kad į darželį aš kai neėjau, mūsų mama nevedė į darželį, augino namuose visus. Tai buvo tas, kad nebuvau drąsi nuėjusi į mokyklą. Tai tiesiog taip, ką reikia, tą darai, tokia savo vietoje, tik tai vėlesnėse klasėse, gal kokioje 9-oje, jau taip kažkaip buvo drąsiau, viskas kitaip. Tas pasitikėjimas gal atsirado labiau. Nes irgi tas tokio nebuvo, kad kažkas pasakytų iš klasiokų, kad gal tu netaip elgiesi, ar kad ten pasišaipytų, kažkaip to neatsimenu, kad būtų buvę. Tai užtat tai gal ir paskui įsidrasini. Tai tarkim, tas sovietmetis tai buvo labai ryškus. Tas visas auklėjimo, tas visas mokykloje tikrinimas švaros ir visko, taigi galvas tikrindavo, ausis tikrindavo, kad būtų švaru, nagus žiūrėdavo, nedaug dievė, ten bus koks ilgesnis nagiukas, tai jau ten prieš klasę išstato būdavo ir ten pasako negražiai žodžiai. Paskui iš tų vaikų ir šaipas, nes buvo čia visokių tų vaikų. Tai žodžiu ir šiaip tai mokytojų irgi elgesys buvo kitoks, nes jie galėjo savo tai leisti, pasišaipyti iš vaikų ir panašiai. Aš nežinau, ar čia gerai aš dabar kalbu. Kad gal šmeižiu, kaip ir čia galima pasakyti, bet paskui aišku, kai pasikeitė ta santvarka, pasikeitė ir tie mokytojai. Nes tas psichologinis vaikų tada, aš taip manau, kad visas augimas kaip ir supratimas, savęs išsireiškimai visi taigi slopina, jeigu tau neleidžia daryti tą, ką tu nori, tą, ką liepia, visi ten stovi per pertraukas koridoriuje, tik ratu vaikščiot gražiai, rėkaut negalima, tai iš tiesų tai žiauru, kai dabar pagalvoji. Už ausų tampyt gali vaikus, jeigu neklauso per pamoką, užsuka ausį, tai. Tai čia tokios, kaip ir skaitosi nieko tokio, nes čia dar ne tie laikai, kai kažkada, sako, suliniuotę per nagus, tai nieks nedaužė, bet kažkada ir tasgi buvo, yra pasakojimų istorijoje, kad tai būdavo. Tai pas mumis to nebuvo, bet būdavo, kad už ausų tampa tuos tokius išdykusius labiau, kur pamokų metu į kampą stato, stovi kampe. Stovėjau ir aš kažkada. Bet jau tose vyresnėse klasėse, kai specialiai darai, ką nors tavo nesvarbu, kad tave į kampą pastatys, tai čia skaitosi jau prie chebros. Ar jau čia čustrumas. Taigi, ką nors naibai, priešai sėdi vaikas, pradė ten kažką saginėti, įsidirbinėti, tau perspėja, kad tu čia trukdai kažkam mokytojas, o tu nekreipi dėmesio, ten ar pasijuokia, ar kažką, tai išvedi iš kantrybės tą mokytoją tokiais menkniekiais. Iš tikrųjų, tai pradžia tai buvo tokia savotiška, ypač mokykloje. Nes atsirado tarp mūsų bendramžių tai tas, kad aš galiu sakyti, ką noriu, tik demokratija, bet iš tiesų tai ten gaudavosi nesąmonės, nes mokytojai tai neapsivertė taip per vieną dieną, kad priimtų tas visas nuomonės. Jeigu neatitikdavo tą nuomonę, tai tiesiog matai, kad ta priešprieša tokia tarpusavį, net ir
Aišku, mokymosi atžvilgiu buvo tokia mokytoja, kurią paskui išmetė iš mokyklos, vyresnė. Rašė paskui ten apie ją laikraščiai, tai jau truputį vėliau aš jau buvau baigus. Tada, kai jau visi pradėjo garsiau kalbėti, kad negalima vertinti taip, kaip tu nori, o taip, kaip reikia, turi vertinti. O čia mėgiamas vaikas ir jinai būdavo tokia mėgsta tai padaryti. Nepatinka nuomonė kokia ten, ar tu už Landsbergį, ar tu už Brazauską, nes tada tie ten buvo pagrindiniai ir ten ginčiai tokie, tai iš tikrųjų būdavo tokių kai kuriem, kad tas pažymys jausdavosi neteisingas. Tų madų tai nelabai buvo tas toksai, nes iš tiesų nelabai buvo iš ko rinktis. Buvo spalvos ribojamos, kad trispalvės neprimintų. Tik tai tamsesnės, žiemą iš vis tamsiai, visi rudos, mėlynos tokios, būdavo raudona iš tų ryškių spalvų, o taip, kad būtų daug spalvų, tai tik tai po atgimimo atsirado spalvoti drabužiai labai jau tokie spalvingi. Tai būdavo tokios prigesintos, jeigu ir bus kažkokia oranžinė, atsimenu, buvo pas mamą tokia krempleninė oranžinė suknelė, tai toks gesintas tas oranžinis, panašiai kaip kamuolys krepšį. Tai žodžiu, skaitėsi jau ta ryškesnė. Tai būdavo ir tos mados, kas ten sijonukai mergaitė, man ten tie sijonukai visi krisdavo, nes buvau labai kūda, nei liemens ten, nei klubų, tai šiaip taip rasdavom kokį sijoną, nelabai tikdavo, kelnės mažai dar buvo nešiojamos, tai taip iš tikrųjų tie sijonai tokie, ką aš žinau, taip kai dabar atsimenu, tai tokie ilgesni visi, tų trumpų nenešiodavo, tik vėliau čia kažkaip pradėjom jau. Ir taip, o kieme, aš kaip sakiau, buvau berniukiška, tai man čia daug nieko ir nereikėjo, mokykloje uniformą. Kažkur eiti į šokius dar, kur tai daug vėliau, jau, galima sakyti, buvo gal jau kokie 18-19 metų, kai mes jau važinėjom į miestą, į Trestą ten, dar į Metropolį ten šokus. Tada jau rengdavomės, tai kaip jau ten, bet jau buvo po atgimimų. Taip, jau ten tada žiūrėdavom, kas ten turgui buvo, tas, kur dabar kovo 11-osios, tai anksčiau 25-mečio vadinasi. Tai ten būdavo geriausi drabužiai, taigi Maksimų nebuvo, Akropolių nebuvo, nieko, jokių prekybos centrų, Merkurijus tik tai. Būdavo žurnalai, jo, būdavo. Būdavo mezgimo tie žurnalai, ten megztinius megzdavom ten pačios pagrinde. Būdavo kažkaip, tai tiesiog nueini į parduotuvę, nueini į tą turgų ir tu matai, ką pardavinėja ir tie visi naujoviški, ten džinsiniai, kai atsirado, tie visi drabužiai, tai čia irgi biškai vėliau. Kažkas tai lyg buvo kažkoks džinsas ir tais tarybiniais laikais, bet tas toks mėlynas, o tų visokių plėšytų juk nebuvo, jokių ten garinti tie vėliau atsirado, švarkeliai džinsiniai, sijonai džinsiniai. Tėvai nebuvo tokie kaip ir, kad labai daug ką žinotų, kaip čia pasakyti, kad pasitarti, negyveno to tokio, gyvenimo tokio viešesnio. Tėtis dirbdavo ten per 2 darbus fabrikuose, mama mus augino. Tai anksčiau tai dar būdavo, kad kai kurios ir nedirbdavo, nes vyras pagrindas buvo, kuris turi atnešti pinigus, bet grįžta vyras ir filmuose juk dar yra tose labai senuose, kaip ateina paltą padeda nusiimti vyrui, pakabina žmona, valgyti įdeda, taigi atsimenu, pavyzdžiui, per šventes tai mama tėčiui dėdavo į lėkštę valgyti. Kai sėdi šalia, savo įsideda ten, tarkim, ką jam įdeda, čia to nori vis. O tai būdavo priimta. Toks rūpestis. Ja, alkoholį pilsydavo visą laiką, tik tai vyrai kažkaip, net taip, kažkaip po kiek laiko, lyg tai paskui kažkaip tas atsirado, kad kas ką nori, tą atsigeria, tą įsipila, kad ir patys ten. O anksčiau kaip tu pats savo pilsi. Aš dabar apskritai apie mamą kaip pagalvoju, bet iš tikrųjų čia kaip visi ir sakydavo, kai nėra jau to žmogaus, tada kitaip viską supranti, kad iš tiesų tai jinai gyveno tik tai tam, kad mes užaugtume. Nes mes, kai 5 vaikai buvom ir čia gyvenom rajone, mašinos, taigi neturėjo tėvai, mama nuvažiuoja apsipirkti maisto, čia eina per tą vaišvydavą per visą gatvę su tais pundais nuo stotelės. Vėliau tai mes ten su dviračiais privažiuojam prie autobuso, parvežam dar panašiai. Dar vėliau mašinas jau įsigijom patys. Bet iš tiesų tai jinai ištisai valgy darydavo, skalbdavo, taigi skalbėjo mašinų tai nebuvo. Paskui vėliau čia atsirado. Tai žodžiu, buvo ta tokia, kur ten su rankom taip sukėlė išgrėžį kažkoks ten, kažkokie tai minimalus tokie.
Tai žodžiu, viskągi turėjo pati daryti, makaronus gaminti, viską čia, nu aišku, kažką pirkdavo, bet vis tiek pagrindas, kai namie būni, tai ir sukiesi tai virti. Mėgdavau. Man iš pradžių kažkada, tai kaip tas iš pradžių, kai Karolis gimė, aš galvoju, kaip būdavo fainai, jinai namie sau sėdėdavo čia, mes grįžtam iš mokyklos, čia jinai padaro valgyti, čia laukia mūsų, kaip smagu, tas toksai, bet galvoju, kažin, ar tai būtų man smagu, jeigu tai būtų ištisai. Mums visadagi atrodo, kad labai smagu tai, ko mes neturėjom. Nes atrodo, va tam kitam gal buvo vis tiek smagiau. Tik aišku, galvoju, kad būtų tų pinigų, tai per akis jau norėtųsi tokiu atveju, kad galėtų eksportuoti, savo nusipirkti, ką nori, pramogauti, žodį savaitgaliai kažkur važiuoja, tai tada taip, savo sėdinami. Bet iš esmės tai aš žinau tik tai tiek, kad jeigu man kas susiformavo galbūt dėl to, kaip gyveno mama, kad aš nenoriu gyventi taip, kad kaip auka, man atrodo, buvo jos tas visas mum atiduotas tas laikas ir tėvui, ir mum, kad jinai savo to gyvenimo tokio, va, kaip dabar aš noriu sėdu, važiuoju, vaikštau, plaukioju, noriu skaitau atsisėdus, o ne čia būtinai privalau kažką daryti, o taigi privalėdavo ir maistą paruošti, dabar tėvas grįžtų iš darbo ir sakytų, ką valgyti, tai sėdėjai namie, čia būtų tai nesuvokiama. Jo, tai iš tikrųjų, jo, tu privalėjai būti kitaip. Kaip tu dabar būsi, anksčiau geri išsiskirti negali, jeigu šeima va normaliai, tu išsiskirsi, tai net ir kai pareigas turi kokias, tai irgi negali. Būdavo, turi būti viskas taip, kaip turi būti. O kodėl tai nesuprantu? Atrodo, kai dabar pagalvoju, tai ko skirtumas, ne visiems, kaip tas žmogus gyvena, o buvo skirtum. Tas toksai jau. Tais laikais. Tai už tai, kai kiti pasako dabar kartais, ai, čia tais laikais tarybiniais buvo gerai, prie Ruso, kaip mėgsta sakyti, kad buvo gerai, tai o Dieve, kai pagalvoji, tai žiauru, taigi iš tikrųjų tai nieko nežinojom, nieko nebuvo, viskas taip kaip sudėliota, gal taip ir atrodė tiem, kurie vat priprato, davė darbą, baigė mokslą, davė darbą, davė butą šeimai, aišku, jisai valdiškas, kaip davė, tu jame gyvent leido ir viskas. Iš esmės, koks skirtumas, tavo jis vardu ar ne tavo, atgyvenai, tavo vaikai ten lieka gyventi, nu tas pats gaunasi, bet tik tai tiek, kad kai sako davė, man tas juokingiausiai paėmė ir davė, taigi viskas ir buvo valdiškai, dabar tai visi viską turim ir viskas atrodo laisviau, geriau. Labiausiai, kas man yra ryšku, kad aš norėčiau dabar būti to amžiaus šitam laike, labai visi laisvai pinigų turi, praktiškai visi atrodo. Taip iš šono pažiūrėjau studentų ir moksleivių, pilnos kavinės, pilnos pizzerijos. Atrodo, pasižiūrėjau, pas mumis to nebuvo, aišku, nebuvo ir tų pizzerijų tiek daug ir tų kavinių palyginus mažiau. Ir nebuvo tos mados, kad moksleiviai eina, kavą geria kaviniai, dar kažkas, tas toks laisvas gyvenimas. Jie gali viską sau leisti, atrodo, taip iš šono žiūrint, nes pas mumis tai nebuvo, čia su tais pinigais buvo kitaip, tiek daugiavaikė šeima buvo ir mes tik daug visko neturėjom, tai dabar gal tokie kaip aš persistengia ir tiem vaikam visko tiek duoda, kad jau per daug ir daiktų, ir tos laisvės, ir visi tie būrelių daug, visų pasirinkimas platus, tų privačių labai daug. Anksčiau tai būdavo pagrindė mokyklose viskas, kažkaip tie tokie valdiški vadinami, nes dabar tai labai daug yra iš tiesų to pasirinkimo ir praktiškai visi vaikai kažką lanko. Tai vadinasi, gali mokėti, kaip taip pasižiūrėjus, gal kažko aišku atsisako, kai kurios šeimos, kad tą vaiką išleisti į tą būrelį ar kažkur. Ir kažkaip atrodo labai daug to laisvumo. Ir mokytojai visai kitaip, kaip pasakoja, tai patinka, ir mokykla, ir viską, ir visi mokytojai pasikalba, jokas, jie ten dar papasakoja kažkokį, tokių labai tas fainas bendravimas. Aš manau, kad problema yra tame senime, nes jie nepriima tų naujovių. Tai ir yra galbūt tas sovietinis užsilikęs, kad turi būti taip, nes neleido kitaip galvoti. Nes tie, kurie kitaip galvodavo, tai būdavo nei pareigų neturės, nei nieko. Ir tas likę pas juos, pavyzdžiui, aš dabar kaip su sūnum,
bendraujam. Taigi žinau, atrodo, ar aš čia tokia labai suprantanti, kad man atrodo, kaip tik netgi yra kaip ir privaloma priimti tas naujoves, nes viskas keičiasi. Jau vien pažiūrėjus į technologijas, kaip galima sakyti, kad neduok vaikui kompiuterio, kai sako, ribot laiką kompiuterio. Aš kai niekada neribojau, jis ir skaito knygas, jis ir kompiuteriu žaidžia, jis ir pamokas padaro, ir tos būrelius lanko. Čia ne tas ribojimas esmė, tarkim, kad atseit jie atbunka ir panašiai. Tai dabar juk ir bus visi darbai su kompiuteriu, viskas, pamokas reikia ruošti su kompiuteriu, pristatinėti viskas su kompiuteriu, anglų kalbą jis išmokęs laisvai kalba angliškai praktiškai kompiuterio dėka. Žaidžia online, juk ten bendrauja iš viso pasaulio, pasijungia vaikai. Visai kitas laikmetis, kompiuteriu mes apsiperkam. Taigi internetas, tai pavyzdžiui, kai anksčiau čia juokdavomės, kas nors pasako, Wi-Fi'us nėra vaikas, tai sakom, va, tavo atostogos, tai koks čia tavo Wi-Fi'us, o dabar tai jau savaime, žinom, mes net negalėsim troleibuse vietoj talonėlio jų programėlės, nes viskas eina kitaip tie laikai. Ir pagrindė yra, kad tikrai nepriima, nes irgi, kai su klientėm dirbu, taigi vyresnės irgi, kaip pasakoja kartais, tai tas jaunimas užkliūva ištisai, tai todėl, kad gal ir erzina tuom, kad jie savo laisvi daro, ką nori, nes tiesiog nesupranta gal tie daug senesni žmonės. O kur šiek tiek vyresni, pavyzdžiui, tas aš skaitau, kad aš esu tas šiek tiek dar, vis tiek tas amžius, kai nesi dar senas, tai turi priimti viską, kas nauja. Tada nebus to konflikto. Man kažkaip gražiau, kas nauja, kažkaip gyviau, neslegia, nes tie visi, kaip ir pavyzdžiui, kaip čia palyginti galima, yra kam labiau patinka senamiestis, o kam labiau patinka tie nauji pastatai. Man, pavyzdžiui, tie nauji, nes jie tokie linksma, atsispindi šviesos ant jų, nes daug stiklo, o ten tas niūru, atrodo tokie įnyva senamiesčių, taip kaip ir gražu, bet toks energija tai tokia slegianti, kaip ir tie baldai antikvariniai. Tokie man taip atrodo, jie tokį sugėrė daug visos tos praeities, to liūdesio, karus pragyvenę, vis tiek tas visas toks. Ir jautėsi tą energiją. O tas naujas, tai atrodo, tai gražu, gyva, jaunimas, visi. Tai yra, kad dauguma, kad ir mano amžiaus žmonių, ir netgi jaunesnių už mane yra, kur nepriima to, kad yra tiesiog žmogus toksai gimsta. Kaip mano sūnus tai sako, taigi jisai tiesiog toks gimė, tai ką jam daryti? Sako jisai, taigi tai čia tau neišeina paimti ir savo pasakyti, kad tau dabar turi būti kitaip. Tik tai daug kas netgi ir iš jaunimo sako, nesuprantu, kodėl jie taip visur nori eiti ant tuos savo mitingus daryti, nes jie save, kad atkreipta dėmesį. Taigi nei vieni, nei mes norim tą tokį daryti, eiti, nei tie, kurie kito požiūrio, tai jie kažkodėl nori save labai taip išreikšti visur, ten eiti su tais plakatais, kam to reikia, tai jeigu gyvena, būna ir normalu, jeigu jie taip nori. Svarbu per prievartą nieko niekam nedarytų, atrodo ir viskas. Ir čia kaip yra dėl tų, kad vaikus įsivaikinti, jeigu santuoka, ne, tos pačios lyties irgi. Tai irgi, kai mano sūnus, tai už tai, kad vis tik tai geriau tam vaikui gyventi su 2 tėčiais, negu vaikų namuose, arba su 2 mamom. Ir kai sako, tai kokie jie užaugs tie vaikai, jie neužaugs kitokie. Taigi, kad ir dabar mama su tėčiu gyvena, ar mato vaikai, ką jie ten lovoje veikia? Taigi nemato. Taip pat nematys, kaip tie 2 vyrai, ką ten veikia, ar ten tos 2 moteris. Kad jiem rodys pavyzdį, daryk taip, taigi to nieks nerodo. Jisai ką norės, tą pamils, ar moterį, ar tą vyrą. Taip pat kaip dabar atsiranda šeima, ne, kur tradicinė ta šeima. Ir vienas vaikas staiga kitoks, ne, myli mergaitė arba berniuką. Tai tarkim čia ne dėl to, kad matė šeimoje kažką, o tiesiog taip jaučia ir viską. Tikrai tai internete, tai dabar viską pilna. Tai man atrodo vis tiek, kad pavyzdžiui, kad ir kiek aš ten žiūrėčiau, kaip tos moteris tarpusavį būna, ne, kad ir akivaizdžiai ten kažką ir skaityčiau, kaip jom fainai, negali pradėti norėti būti su moterimi, jeigu tau patinka vyrai. Iš dalies tai tas toksai čia yra, gal kaip ir su kairė ranka rašyti. Aš šiek tiek moku, bet taip kaip su dešinė niekada neparašysi.
Tai čia gimsti tu toksai, o kairiarankis, pavyzdžiui, gali išmokti rašyti, ne irgi ten su dešine, kai anksčiau liepdavo, mano sesė yra kairiarankė, bet pavyzdžiui, su žirklėm kirpti neišeina su dešinė, kaip mums su kairė, lankstosi kitas popierius, neišeina kirpti. Tai čia yra tas, gal tie pusrutuliai smegenų kitaip veikia ir taip pat su tais jausmais, man atrodo, jeigu tu niekaip negali tavęs paveikti, tik tai daugiau, kai rašo viso to, tu supranti, kad tai yra normalu kitų atžvilgių. Man atrodo, turėtų rašyti tą visą vis tiek, kad gautų informacijos ypač jaunimą, nes jie tada kitaip ir priima. Ir kas kaip nori, taip gyvena. Čiagi pasaulis ne dėl to griūva, kad kažkas tai ten myli vyrą ar moterį ar dar kažką. Net nebuvo kalbama, kad gali būti taip. Kažkaip tai ne. Ale, kai būdavo, taigi kažkaip tai dabar, kai rašo kur nors istorijoje, kad ten rūmose būdavo juk visko, kad visokių ten, tai būdavo visur kalbama, kad kažkaip apsigimimai kažkokie, dar kažkas. Čia matyt buvo laikoma kaip apsigimimas visą laiką. Ir dabar daug žmonių kitaip mano. Moteris, man atrodo, tokia turi būti laisva moteris, kuri nori, ką nori, tuo užsiema, ko nori. Tuo užsiema, ką nori, tą daro, kaip čia pasakyti. Bet aišku, turi būti taip ir turėti, aš nesakau, kad privalo turėti ant draugą ar vyrą, bet jeigu jis yra, kad turi gerbti ją labiausiai. Kažkaip tai, kad ir pavyzdžiui, kai sako, ką man reikia, aš viską galiu pati. Ne dėl to, kad tu kažko negali, bet tiesiog atgautą dėmesį iš vyro, taigi iš karto geriau jautiesi. Pasako komplimentą, kažką nuperka, ir kas, kad pati gali nusipirkti, bet tau padovanoja. Reiškia, tu patinki. Ir tavo šneka kažką gražaus, vis tiek elgiasi kitaip, kad ir tas jau pastovus žmogus, bet jisai tau tą dėmesį gauni iš jo. Jeigu to dėmesio nerodo kažkaip, tu tampi tokia, kaip ir savaime suprantama jisai yra, kad ir vyras yra. Man atrodo, tada nebūtinai jausiesi moterimi, jeigu tu gyveni su vyru. Jeigu tai yra tokia kasdienybė ir tu jau ten tau tas pats, kaip tu apsirengus ir jam tas pats, jis net nemato, ar tu su sijonu, ar tu su kelniam ten ir to dėmesio tokio nerodo, kažko tai staigmenų kokių nepadaro, manau, kad turi kažką padaryti. Ir ta pusė turi, aišku, tą daryti. Bet kad nebūtų tos tokios rutinos, tada moteris ir jausis moterim. Todėl ir būna, žiūrėkit, kaip pavyzdžiui, kartais pasako svetimas vyras kažkokius komplimentus moteriai, vaikšto jinai visą dieną, kad ir koksai kolega gali atėjęs, pas mus kirpykloje, kai būna klientas atėjęs, atneša kovo 8 progą gėlių, kiekvienai po gėlę ir ten kažką tai pakalbina, čia komplimentai, visą dieną visos plepa, įsišietę vaikšto tokios patenkintos, nes yra smagu gauti tą dėmesį, tada tu pasijauti moterį, kai gauni tą tokį dėmesį. Kad ir tas vyras nuolat gyvenantis su tavim paima ir atneša gėlę, pavyzdžiui, šiaip savo be progo. Taigi ir sėdi patenkinti. Vis tiek smagu. Tarkim, darbas jo, taigi vyras skaitosi namuose, tos, kurios namų šeimininkim dirba, tai atidirba, paskui grįžta vyras iš darbo, abiem laisvalaikis. Turi būti, kaip ir pagalvojus. O ne toliau, vienas dirba, kitas sėdi su laikraščiu, nes grįžo iš darbo. Tai moteris ir jaučiasi vyro dėka pagrindė moteriška. Nes kad jinai apsirengia su aukštakulniais, eina savo viena visą laiką ir jokio dėmesio negauna, jinai nesijaus moterim, jinai tik tai bus moteris. Pagal lytį, o ne vidai. Pagrindė vis tiek vyras turi būti, kad kažkoks dėmesys iš vyro, manau, tada jausies labiausiai moterį. Nes aišku, vyram tai gražiausiai tos aukštakulniais. Bet esmė, kad jau tas yra, aš manau, kad moterim pasijauti tik per, kaip sakai, santykį, kad elgesys tas yra.